Sveiki draugai, štai įsigijau tokių daiktų. Na, tai kuprinė kaip kuprinė. Įdomi jos kaina buvo išpardavimas, tai kainavo 6 eurai. Tai pirkta buvo parduotuvėje Lidl. Na, nežinau apie ją čia nelabai ką turiu pasakyti. Yra tas uždangalas, kaip jis vadinasi, nuo lietaus. Na. Sakiausios gumos, išėjimas ausinukui arba ten gertuviai. Galim žiūrėti, kam įdomu. Na, paprasčiausias maišas šitoks. Viduje, nežinau, nesimato, man čia irgi nelabai yra vietos, štai. Paprasčiausias maišas su petnešomis, kuris vadinasi kuprinė. Nieko ypatingo, bet kaina 6 eurai. Kažkam galės panaudoti. Esminis dalykas šito video štai kas. Tai Lenkų firmos sauliniai batai. Matome. Bet esmė jo, štai čia aš neįtelpu į ekraną, aišku, matot, kad jie niekur nepasidės. Esminė jų esmė, mėly draugai, tai jų svoris. Štai užkabiname. Ir matome. Vienas sveria 4,70 gramų. Tai 2 automatiškai nesveria net kilogramo. Jie patys lengviausi, kokios man teko juos matyti. Ir tai yra Lenkų firma, matome, Lemingo. Na, įpakuoti jie nebuvo kažkur ypatingai. Tai paprasčiausias jų maišelis. Tai lengvumas tai neišpasakytas. Tai matome iki -30. Na, tai kontaktiniai telefonai, tai nelabai svarbu. Štai instrukcija. Galim sudėti ant pauzės ir perskaityti, kam įdomu. Jų priežiūra negalima valyti tiek cheminė, tiek šlapiau. Taip pat jų negalima dėti ant radiatoriaus, džiovinti, šildyti prie ugnies. Jie turi džiūti kambario temperatūrą. Nu, kam įdomu, paprasčiausiai paspauskite pauzę ir pasiskaitysite. Visiems įdomu apie kainą. O štai ir šitų aulinių kaina, jeigu matote. Taip pat galime spausti ant pauzės, skaityti. Visų 34,99 euro centų. Na, sakysite, kaina gal brangoka, gal ne, bet 2 auliniai, kurie nesveria abu net kilogramo, su jais gali žingsniuoti nežinau kiek, tai yra lengvesni nei sportiniai bateliai ar dar kažkas. Na, tai ir dar atlaiko temperatūrą. Komfortas iki -30, aš suprantu štai. Tai ką, mėly draugai, tai nerealu. Tai va, kam patiko, keliam pirštus į viršų, prenumeruojam kanalą ir iki kitų susitikimų.